muzikantai visiškai nepagros vieno gabalo, kurį aš galiu sudainuoti. You're my heart, you're my soul. I keep it shining everywhere I go. Woo! You're my heart. Qu'est-ce que c'est? You're my song. I'll be home with you forever. Stay with you forever. Huh? O ten ir tikrai buvo ne polka, patikėkit manim. Tai buvo moters tokį, kad įmenat. Gerai, dėmesio, sėdame į vietas. Žiūrėkit, mikrofonas. Tęsime komandą toliau. Vytautai. Violeta įsitikinus, kad Lietuvoje tikrai trūksta gyvai dainuojančių atlikėjų. Tam pritarė ir kitos dvi dalyvės. Jos drąsiai sako fonogramai ne. Pasitikite, džiazo, vokalo studentė, daugybės koncertų, festivalių, televizijos projektų dalyvė. Erika Astrauskaitė. Vytautai, ne ta dešinė, kita dešinė. Kartuosime dar medelės, prašome. Tikrai buvo ne polka, patikėkit manim. Kas čia? Kažką girdžiu, nesuprantu. Aišku, viskas aišku. Ai, senalistai, ai, kaip galslasu. Violeta įsitikinusi, kad Lietuvoje tikrai trūksta gyvai dainuojančių atlikėjų. Tam absoliučiai pritarė ir kitos dvikovos dalyvės. Pasitikite, jos tikrai sako fonogramai ne. Ir pirmoji į sceną žengia ta, kuri gavo antrąjį šansą ir radijo perklausų metu buvo išrinkta ir sugrąžinta į Lietuvos balsą. Monika Valiuškytė. Jai priešaisis džiazo dainavimo studentė, įvairiausių koncertų, festivalių, televizinių projektų dalyvė, Erika Astrauskaitė. Ar jūs pasiruošę?